Sveiki. Pamenat Zenik ir Safir, kaip mes kalbėjom apie tai ir jums pasakojom, ir jūs kvietėm prisijungti prie tai. Tai dabar tokia žinia. Centrai toliau gamins Zenik monetas, visa naujoji sistema veikia Zenik blokų grandinėje, tik dabar vadinamoje Layer K. Zenik monetos migruos į naująją pagrindinę Layer K ekosistemos monetą ir bus paklausios dujom. Po migracijos į naująją monetą Zenik monetos bus sudegintos. Noriu pasakyti, kad vertingiausias dalykas, kurį turėsime per ateinančius keliarius metus, yra mūsų Zenik monetos. Ta migracija čia prasideda iš Safir į Xera. Parodysiu, kur kaldinasi Zenik monetos. Dabar Xera yra platforma ir štai pasižiūrėkit, ką jau mes turim. Kmol yra parduotuvė, Kminting. Tai yra ta vieta, kur mes matom visus savo hubus, masternodus, kuriuos pirkom vienos ar kitos kompanijos, tos, kurios tokenizavosi, kurios išleidžia skaitmeninės akcijas. Mes turim aparačiukus, kurie gamina tas skaitmeninės akcijas. Ir mes esam tų kompanijų dalininkai. Xera taip pat kabinetas, kur viskas atsispindi. Ir taip greitai mes turėsim. Neo1 tai yra bankas, pirmas pasaulyje kriptovaliutų bankas, kuris sujungia fiatinius pinigus ir kriptovaliutas. QuantWise dirbtinis intelektas. Ši kortelė pasirodė šiandien arba vakar. Coinbase tai yra ta vieta, kur mes matom, kokie tinklai yra prijungti mūsų šitoj sistemoj. Ir savo hubus, savo masternodus mes ieškome čia. Loginuosi. Zenik hubas. Keliaujam į Zenik blockchainą. Ir šitoj vietoj mes matom viską, kas vyko su mano hubu nuo pat pradžių. Aš čia nevesiu iki pačios pabaigos. Pati aš nesuprantu šitų hieroglifų. Tie žmonės, kurie dirba su blockchainu, tai yra programuotojai, jie supranta, ką tai reiškia. Suprantu šitą vietą ir man to užtenka. Taigi, blockchaine mes galim viską atsekti. Ir čia blockchaine kaldinsis Zenik monetos šito hubo, kurį aš paspaudžiau, šiaip visų hubų, ar jų dalių, kas turi dalis, iki 2040 metų. Mūsų tos Zenik monetų kaliklėlės, jos dirbs iki 2040 metų. Taigi, viskas tvarkingai persikelia. Vis tik ne juokas yra perkelti visus duomenis, kai susijungia 4 technologijų kompanijos į vieną. Pas jas visas buvo viskas skirtinga. Ir dabar Doces platforma, ji apjungia visų 4 kompanijų duomenis. Kovo mėnesį dar vyksta darbai, dar gal ir balandį vyks darbai, bet po truputėlį viskas dėliojas ir labai greitai viskas susidėlios. Kas norit irgi tokių dalykų turėti, rašykit, susiieškokit mano kontaktą, pasibelskit, susitarsim laiką, pasišnekėsim ir sveiki atvykę į komandą.